Mes važiavom pasižiūrėti Piliakalnio ir važiavom keliukais tokiais, žolės kai kur jau užžėlusios ir pamatėm jūsų gražią sodybą, langinės išpaišytos, jūsų dukros, kaip sužinojom, paveikslėliais ir dažnai žmonės čia užsuka. Dažnai užsuka svečių. Ir giminės, ir draugai. Ir vaikai atvažiuoja. O pro šalį tokių važiuojančių pasižiūrėti Piliakalnį yra? Yra, važiuoja ir kelią pasiklausia kartais. Ir dviratininkai važiuoja per mūsų kiemą. Šita sodyba yra taip atokiau. Ir jūs čia 2000 metais jau ją nusipirkot, ką jūs čia tada radot? Čia buvo labai, čia senas labai kaimas yra, bet tarybiniais laikais čia šitam vienkiemį niekas negyveno, tai čia giminaičiam priklausė tas vienkiemis, tai tiesiog buvo visiškai apleistas, visiškai griūvantis toks namas jau, nes 25 metus niekas čia jam negyveno, bet labai gražioje vietoje, žvejodamas tą sakiau, o kokia faina vieta. Ir net negalvojau, kad kai kada man teks va šitoje vietoje nusipirkti, nes liepa didžiulė, viena, kita pusė į liepą, sakau, čia kokia faina žmonės vieta gyvena. Ir kažkaip po kiek tai laiko, gal po kokių 15-20 metų, teka po to pagalvojama, čia atsidurti jau ir kadangi žinojau šitas vietas maždaug, tai atvažiavau specialiai pasižiūrėti, ar gal kai kas parduoda. Va tai man pasisekė, kad aš nusipirkau šitoje vietoje, va tą vienkiemėlį, bet čia tiesiog viską reikėjo aš naują daryti. Bet derinausi, lyga vaklėtis, kluonas lygės yra, tai derinaus, kad jau tiktų tas kaimiškas stilius, nes aš vaikystę praleidęs pas močiutę, matęs kaimą tikrą, kaip gyvena ten, kokie namai kaime, kokie pastato net vidus, kur yra ten, kur seklyčia, kuriai pusėje, kur kamara, ir tiesiog, kai tada stačiau namą ir galvoju, čia turi būti taip, kaip seniau būdavo. Jūs pats viską darot savom rankom, ir baldus, ir daiktų daugybę visokių pririnktų. Iš kur mokat tuos darbus? Iš tikrųjų, mano senelis ir prosenelis yra staliai. Ir tėvas stalius. Iš tikrųjų, ir tėvas, kadangi turėjo dirbtuvę namuose, aš tiesiog, vaikas mažas jau būdamas, padėdavau, sako, palaikyk lenktą, pabliuoti reikia jam. Eini ir laikai vaikas. Jau akis merkė, sakai, jau viskas, tėtė man akis, kažkas čia yra. Gerai, vaikeli, viskas, dar vieną palaikyk, abliuojam ir viskas, einam gultis. Ir taip nuo vaikystės prisižiūri. Darydavo bažnyčiam, jisai tikrai labai buvo puikus meistras ir brolis vienas stalius. Ir man liko, aš tėvų name gyvenau, ir ta dirbtuvė liko man tiesiog. Ir aš to medžio tikrai, man tas kvapas jau hipnotizuoja. Ir kad turi laiką vakada, tai tą dirbtuvę nueini, tai tą pasidarai ir, tiesiog pamalonumas toks tikrai didelis. Kažką padaryti, pamatai, kaip paskui atrodo, tai tie baldai taip ir atsiranda. Dažnai čia atvažiuojat? Stengiamės kuo dažniau atvažiuoti, kaip jau išeina. Per šventes būtinai šitam kaime pabūnam ir vasarą praleidžiam čia atostogas. Kas čia aplinkui gyvena? Bendraujat su žmonėm tais? Bendraujam. Vienoj sodyboje gyvena Vytauto pusbrolis. Labai gerai su žmona sutarėm, kaip seserys. Toliau netoli čia už kilometro gyvena vietiniai žmonės, draugai, ir su jais sutarėme. Ir norisi atvažiuoti tiesiog, atvažiuoja ir pas mus, giminaičiai, draugai. O tokių nuolat čia gyvenančių yra žmonių ar visi atvažiuojantis? Nuolat gyvenanti yra Birutė, va čia mūsų kaimynė, rūpi, 87 metai bus vasara, rūpi tiesiog atvažiuoti pas ją, nes jinai kaip mama mus visus priima. Ir laukia, ir būdavo anksčiau cepelinus verda labai skanius, kol dar sveikatos turėjo, tiesiog renkamės į cepelinų šventę. Tai toks beveik gal kaip ir šeimos narys, kaip giminaitė, rūpi ir padėjo. Labai kultūringa, tikrai kaimo šviesuolis yra ir šitą kaimą. Ja, tikrai tie, kas kiti, kurie čia vietiniai labai gerbė. Ir dėl to, tikrai, bent dėl to labai malonu atvažiuoti, pabendrauti su ją, nes vis kažką išmoksti, tokio dvasinio dalykų, labai tokia dvasinė patirtis labai gera.
Ir vieną kartą žiema buvo, kažkaip Vytautas važiuoja su draugu žvejoti ir jinai sako, nekurk savo gryčioj žydinio, pas tave šalta, ateik pas mane. O Vytautas ir sako, taigi aš ne vienas būsiu su draugais. O jinai ir sako, jeigu užteks vietos tau, užteks ir tavo draugam. Tai tokį mes žmogų turim pašoniai. Labai šviesi moteris ir jūs patys esat mokytojai, pradinių klasių ir fizikos mokytojas. Ir jūs ne tik, kad savo rankom daug ką darot, žmona velia, jūs dar ir eiles kuriat. Tai fizikos mokytojas romantikas esat. Nu, sudera viskas iš tikrųjų, nes nu, fizika tai irgi labai šaunus dalykas, loginis, ten tiesiog viskas irgi labai gražu, labai sudera, labai kažkas nauja pamatai. Įsigilinęs, bet tai yra, ir emocinė sfera, o poezija tai yra emocija, ne emocinė, tau tikrai leidžia, leidžia emociškai įsireikšti tau. Tai aišku, spontaniškumas toks, aišku, ten poezija, tai, bet, irgi labai gražių dalykų atrandi. Parašai nesitikė, kaip ten galėjai taip sugalvoti. Atrodo, ir žodžių tokių nežinojai. Kaip žiūri, eilėraštį puikiausiai viskas sudėrėja, ar tie žodžiai tokias asociacijos, tokias metaforas. Toks irgi labai fainas dalykas. Ir ten parašiau porą, dabar 2005 išleidau. Ir dabar jau turėjau trečią knygą jau. Bent trečdalį kokią knygas turiu jau. Bet dabar rašau haiku viską. Dabar biški kitaip. Oi, tai čia dar reikia ir mokėti, kaip haiku parašyti. Toks, žinot, vis tiek jau toks stilius labai, labai trumpas turi būti. Ir turi būti, gilu ir labai, asociacijų turi būti daug. Ir, tikrai reikia ir tos pajutimo tokio gamtos ir akimirkas pajutimą irgi labai savotiška kūryba, labai subtili ir sudėtinga. Kitą kartą parašyti eilėraštį tokį rimuotą kažką, tai su keliom tenai metaforom yra paprasčiau negu ten parašyti haiku 3 eilutės. Ar turit mėgstamiausią vyro eilėraštį? Kaip mintinai nemoku, bet yra eilėraščių tikrai, kuriuos norisi skaityti ir skaityti. Apie ką rašo daugiausiai? Daugiausia rašo tokį išgyvenimo, apie medžius, apie vaikystę prabėgusią kaime. Ir tiesiog skaitai eilėraštį ir matai, kaip jisai, pavyzdžiui, plūduriuoja valteliai ten ant ežero, apie žuvis kažkokias, apie tylų vakarą, vasaros, arba ruduo mano sodyboje kažkokį. Tai. Ir skaitai eilėraštį ir matai. Tiesiog vaizdas iškyla prieš akis. Esat pradinių klasių mokytojai, jau nemažai metų. Kaip keičiasi vaikai? Nežinau, keičiasi, aišku, tokių pačių vaikų nebūna, bet kadangi dirbu su mažais, tai jie yra tikrai nuoširdūs, tikrai geri tie vaikai. Ir džiaugiuosi, kad tokį darbą dirbu. O jūs ką pastebit? Visokių vaikų, visais laikais visokių, tikrai labai žmonės labai individualūs. Ir, tikrai yra, bet aišku, fizika ne visiems sekas, tai žinot, kažkam duodi daugiau, kuriam sekas, kitam mažiau, bet kaip žmogui turi jam kažką tai duoti, turi būti, vis tiek su juo sugebėti bendrauti žmogiškai, kad jisai kažką, gautų ir kad tau ne be fizikos dar kažką gautų, kultūrą, bendravimą, kaip elgtis, kaip, vyrų mažai mokyklai, tai reikia būti, tiem vyram reikia būti pavyzdžiui, nes, vyrų pavyzdžiui, tai iš tikrųjų tokia atsakingas darbas. Duktė jūsų Anglijoje dažnai atvažiuoja? Atvažiuoja dažnai. Stengiasi kuo dažniau atvažiuoti. 2-3 mėnesiai praeina ir vėl jinai pasirodo pas mus. Visi vis tiek turi nostalgiją didelę Lietuvai. Jei gražu, Lietuvai, gražu iš tikrųjų. Sakė, jeigu galėsi, tai pervažiuosi Lietuvą. Vilniuje jinai žavis labai Vilniuje atvažiuoja keliom dienom į Vilnių specialiai, kad pabūt, pavaikščioti senamiestį. Pavasarį buvo, sakė, spalio mėnesį vėl atvažiuosiu Vilnių pasigražėti miestą, kad labai gražu. O kaip galvojat, kodėl žmonės išvažiuoja iš Lietuvos? Nežinau, kodėl gal laimės ieškot. Čia mūsų dukra išvažiavo mokytis, ten šeimą sukūrė. Visaip žmonėm būna. Kai kurie laimingesni užsienį gyvendami negu Lietuvoje.
O patys dažnai nuvažiuojate ten? Nu, tai kasmet tenka nuvažiuoti, kasmet vis nuvažiuoju. Žmona dažniau jinai kažkaip, anūkė labai taip, labai myli anūkė. Aš kažkaip bet visada, kasmet, aš kaip vyras seslesnis, reikia prižiūrėti namus kažkam. Bet visada kasmet, ir va šiemet buvo, pernai buvo, kasmet nuvažiuoju. Kasmet. Kalba anūkė lietuviškai? Anūkė kalba labai gerai lietuviškai ir tuo mes labai labai džiaugiamės. Tai duktė matyt lietuviškai su ją kalba, dėl to taip ir moka. Taip, dukra visą laiką kalba lietuviškai ir jinai yra išmokusi lietuviškai. Nu ir bendrauja su lietuvėm, anūkės draugės nuo gimimo yra lietuvaitės ir tiesiog lietuvaičiai stengiasi toje aplinkoje, su kuriais dukra bendrauja, visos stengiasi išmokyti lietuviškai savo vaikus. Ir jūsų duktės emigracijos istorija nėra tokia kaip daugelio, nes nemaža dalis lietuvių išvažiavę dirba kažkokiuose fabrikuose, dar kur nors, o jūsų dukra jau daug pasiekusi. Ar sunku taip? Jinai baigė Vilniaus universitetą matematikos fakultetą, tada jis sugalvojo važiuoti magistratūrą, baigti Anglijoje, Lyse baigė ekonomiką magistratūrą. Praėjo konkursą, 120 žmonių konkursą praėjo ir įsidarbino ekonomiste, faktiškai finansų analitikė, galima sakyti. Vien daugiau negu ekonomistas, bet finansų analitikas, jeigu pažiūrėjęs mūsų terminais, tokiais lietuviškais. Ir dirba dujų kompanijai, 6,5 milijono vartotojų tokiai kompanijai. Na, aišku, jai tai neblogai sekės, bet Anglijoje, kaip sako, jeigu turi savo verslą, tada jau tikrai tu esi jau, tai jau sugeba kažką. Tai jinai sugalvoja savo verslą, kokį verslą, darželį. Tai dabar turi darželį 35 vaikai, bet gerai jai sekasi, tai dabar jau nuo rugsėjai plečiasi dvigubai, dar priims dar tiek pat vaikų jai. Tikrai jai, taip jau gavosi, jinai ieškodama to. Taip susiklostė, kad jinai, tą Darželį atidarė vien dėl to, kad jos dukra kalbėtų lietuviškai. Ir iš pradžių darželį 70% buvo lietuvaičiai vaikai. Ir auklėtojos lietuvės. O dabar kaip yra? Dabar po truputį keičiasi, nes ir anglai nori eiti į darželį, visokių tautybių, ir italai eina į darželį. Tiesiog visokių matosi. Dabar lietuvaičių jau mažuma, jau jinai sakė, jau 6 keli vaikai, belikė iš 35. Jau, taip jau gavos, kad ateina lietuviai, bet žino, kad tas toks darželis, bet jisai vis tiek anglų kalba, tas auklės anglų kalba, viską, tai. Ir tik toks daugia nacionalinis gavosi tas darželis, iš tikrųjų, nes taip Anglijoje yra, taip daugia kalbė, daug tikrai vaikų, kurie daugia kalbiai, tiesiog vieni italų, daug juk iš musulmonų ir ispanų, tiesiog yra darželį gal kokių 5 tautybių vaikai. Mokykla irgi tas pats, mokykla irgi kelias tautybės vaikų. Kaimų Lietuvoje yra visokių ir turbūt niekam nepaslaptis, ką daryti, kad būtų daugiau tokių vietų kaip čia. Atvažiuoja ežeras, širdis džiaugiasi, kaip sutvarkyta visa aplinka. Sudėtingas labai klausimas iš tikrųjų, bet iš tikrųjų kaimas nyksta ir priežasčių, aišku, ne viena dėl to. Ir kad tai būtų visoje Lietuvoje, tai iš tikrųjų daug reikėtų dar daug ką politikai pergalvoti, kad taip jau. Kaimo žmogus dabar labiausiai nuskriaustas, iš tikrųjų daugiausia migracija iš kaimo yra, ir dėl to ir tūs ne visur tokia taip gražu kaip čia. Nes susitvarkymui viskam reikia pinigų, gerai, kai mes mokytojai, žinot, išsidirbam mieste faktiškai ir atsivežam tos pinigus, o kaime būnant, ne visiems tie pinigėliai užsidirba. Kiti, žinot, tai taip ir gaunasi, tada reikia kažkur važiuoti. Ir mes važiuojam aplink Lietuvą, artėjant 100-mečiui Lietuvos. Ko palinkėtumėt Lietuvai tą progą? Kad Lietuva daug metų dar gyvuotų, kad kuo mažiau išvažiuotų vaikų. Kad rūpintųsi savo žmonėm, ypač kaimo, pagalvotų, kad kodėl tas žmogus išvažiuoja, ir pagalvotų ir padarytų taip, kad ir darytų kažką, tai nes kalbom lieka, o darbai
darbai, nu, pagalvotų, ką su tom, tai kokias priežastys ir pabandytų padaryti. Nemažai Lietuvoje ir mokytojų skundžiasi, kad mažai atlyginimai, kad trūksta pagarbos iš vaikų. Ar jūs tai pastebit? Nu, tai iš tikrųjų tai yra tas problemas švietime. Dėl to, pavyzdžiui, jeigu kalbam, dabar sako, reikia edukologinį universitetą uždaryti. Tai kai kalba ministras pirmininkas tokius dalykus ir mokytojas galvoja, tai palaukit, tai gal ne tame problemas, kad ten nestoja, sako, susikompromitavęs universitetas. O kodėl? Priežastys kokias? Tai iš tikrųjų yra matyti problemos. Jau jaunam žmogui atėjusiam ten į mokyklą dirbti ir gaunant 350 ar 400 eurų. Nu, iš tikrųjų gal neverta tada mokytis mokyklai. Mokytojų. Tai vat, tos problemas yra, iš tikrųjų. Reikia pagalvoti, kad ir tas problemas spręsti. Spręsti, nu, kitaip, nu ką, kitaip švietimą, ta kokybė tikrai. Nu, tokie kaip mes, vat, tie, žinot, išeisimo, kas dirbs, pavyzdžiui, aš tikrai gerai mokiaus, galėjau stoti ir pasirinkau, bet galėjau medikas, bet pasirinkau iš pašaukimą specialybę. Dabar, kai žmonės eina tik tai, kai nebeįstoja niekur tik tai į tą pedagoginį, edukologinį tą universitetą, tai yra blogai. Turi žmonės iš pašaukimą, tai kažką reikia daryti, kad, gabus tikrai, besidomintis tokią specialybę abiturientai, eitų tams mokyklas. Nes iš tikrųjų, paskiau atsiliepia viskam, viskam atsiliepia tam valstybės tiesiog lygmenį viskas, atsilieps viskas. Kiek dažnai jums kaip pradinių klasių mokytojai tenka pabūti ir mama tiems mažiems vaikams? Oi, kiekvieną dieną reikia būti mama. Kartais reikia ir nuprausti, ir sušukuoti, ir paguosti, ir ant kelių pasisodinti, ir pasakyti gerą žodį. Kiekvieną dienelę. O su tėvais ar lengva bendrauti? Anksčiau būdavo lengviau, dabar truputį. Vaikas kartais pasako, kad kokį draugą, pavyzdžiui, įsirinktų, ir jis sako, galima, aš įsirinksiu jos. O mama kažko tai nepatenkinta. Tėvai yra nusistatę kartais, kad galvoja, kad mokytojas čia blogo nori, o visada dirbam ir galvoja, kad tik tai gero, kad kažką įdėtai, kuo daugiau duotai tam vaikui. Jūs jau su vyresniais vaikais dirbat ir tas sudėtingas amžius, paauglystė tuo metu, tai kaip išbūti autoritetu vaikui jau vyresniam? Iš tikrųjų reikia stengtis, reikia būti visada pasiruošus pamokai, reikia, kad įdomu tą mokiniai būtų irgi stengtis, reikia pagauti tą mokinį, kada jis kažkur, rasti tą raktelį prie jo, jisai pagyrė vieną kartą, kitą kartą jis padarė kažką, pasisekė jam, pagyrė, šaunuolis, ir žiūrėk, po kiek laiko jisai jau pradeda, man išeina, kažkas sekasi, sugebu. Ir taip randi tą raktelį į tą vaiką. Ir žiūrėk, jisai paskiau po kiek laiko sako, mokytas kaip aš kažką tikrai gavau, ačiū, kad išmokau, baigiau tokią specialybę turiu. Reikia tiesiog, stengtis ir tą kūrybiškumą reikia, pajaust tą vaiką, kaip jam ten, ar sekasi, ar nesiseka. Ir turėti visada gerą santykį išlaikyti su vaiku. Tada, jei nebūsi jam draugas, jei neturėsi tokio dvasinio ryšio su vaiku, tai tu nebūsi jam ir autoritetas, ir jisai, ir pagyrus jį kažkada, tai jisai nesureaguos. O kada yra normalus toks kontaktas, toks ryšys draugiškas, kai tu jį sugebi pastebėti jo tas problemas, arba kai jam sekas, ir tada atsiranda tas kontaktas, toks tas tikrasis priėjimas prie to mokinio. Iš tikrųjų, sudėtingas amžius paauglystė. Ir taip, jau ten, tam pačiam vaikui susivok kartais sunku. Apie jį tu žinai daugiau ir susigaudai, kas jam, kokios problemas, negu jis pats iš tikrųjų. Paskiau, jisai ten pasikarščiavo, kažką pasakė, tu papilėjai, po kiek laiko jisai galva, mokytojas ateina, sako, aš čia pasikarščiavau. Taip, bet jau toks amžius, žinot, toks emocijos tos nelabai kartais susivalda, bet vis tiek esi profesionalas, matai tą situaciją ir tiesiog,
Ir tai paskiau atsiliepia tavo santykiau su to vaiku. Jisai, aha, mato, kad tu normaliai sureagavai ir ten jam kažką tai va tokio niekad, nu, nesakei tuo atveju, ten patilėjai, ten nusišypsojai kitą kartą. Ir vat atsiranda tas toks, vat, aha, jis supranta, kad, nu jo, nu aš gal ne taip padariau, vat mokytojas teisingai labai padarė, vat atsiranda toks ryšys. Ir tie vaikai, atsiranda tas kontaktas su klase ir kaip aš fiziką moku, turiu 14 klasių. Sako, kaip tai, tik 350 vaikų. Jo, ir kitos klasės ir skirtingos, ir vaikai tie skirtingi. Ir tikrai, nu, paauglystėje, žinot, tie berniukai, ypač tai tie mokslai nusivažiuoja, žinot, jie atrodo jau, kažkas kita jau pradeda čia, va, draugai, kompanijos kažkokias. Bet randi tą, vis tiek, su tom klasėm, su tais mokiniais kontaktą, tikrai negali skūstis, aš negaliu sakyti, kad vaikai blogi. Tikrai ne. Tikrai normalus vis vaikai. Aišku, vienam šeimai tokia gal situacija, kitam tokia, vienas gabesnis, tas dalykas lengviau prilimpa, kitam sunkiau. Iš tikrųjų, fizika sunkus gana dalykas, toks vaikams, toks jau rimtas išbandymas, išmokti fiziką, tai yra jau pastangų reikalaujantis rimtas išbandymas. Ir jeigu jis priei, kontaktą ardai, žiūrėk, vaikas stengiasi ir labai ir išmoksta. Ir atrodo kartais, vaikas, silpnutis kažkoks visiškai, vaikas, kuris netikėjo, kad ten kažkas iš jo, ten išeis, labai rimto, kad kažką išmoksis, tai žiūrėk, 11-12 klasė stebėsi, ir, įdomiausia, kad tokia ta patirtis, čia reikalauja kažko, tai jisai, gal kitą kartą, čia reikalavo kitą kartą mokytas, o jau žiūrėk, 12 klasėje, eini mokytis, matai, kaip jisai tokią nuotaiką pasisveikina, mokytas labą dieną. Kaip išlaikyti tokią šypseną kaip jūsų, kaip nuolat šypsotis? Nežinau, reikia tikriausiai džiaugtis, ką dirbi, su kuom gyveni, kas aplanko, su visais džiaugiesi ir tada atsiranda ir ta šypsena.